visi, kurie žaidėjai buvo, aš jiem turiu tą tokį vienodą klausimą, kada buvo momentas, kada norėjot mesti krepšinį. Bet aš noriu jūsų kaip iš trenerio pusės paklausti, ar buvo kada momentas, kur sakėt, kad jums treniravimo jau viskas pakanka, užtenka? Kaip treneris, tokių minčių man kaip ir nebuvo, bet trenerio darbas yra toksai, mes tarp trenerių juokaujam taip. Nėra blogų trenerių, yra treneriai, kurie turi darbą, yra treneriai, kurie jo neturi. Tai man buvo tokių laikotarpių, kad aš po kokią metus netreniravau, bet tokios minties, kad užbaigti karjerą trenerio man nebuvo mintis kilusi. O treniravime, ką jūs labiausiai mylit, mėgstat treniravime? Iš kur tas kaifas treniruoti yra? Na, man pats tas procesas patinka, man patinka, viena. Manau, kad tai yra teisinga, nes tiek žinių, kiek sukaupiau kaip krepšininkas, kaip treneris, būtų gaila jomis nepasidalinti su jaunimu, nes aš kartais ir patreniruoju vaikus, nueinu, kur pakviečia į kažkokias stovyklas, kažkiek tos patirties perduodi. Tai paprasčiausia, aš nebemoku gyventi be krepšinio, nes kada, ypač kai dirbdavau Eurolygoje nemažai sezonų, atrodo, į pavasarį esi pervargęs iki, aišku, kad jau nuo naujų metų nebemiegi, naktim nemiegi ir jokių ten tokių vaistų nėra, kad ir ten geri ir melatoniną ar dar kažkokius tokius, sakykime, miego hormonus, bet jie mažai ir te padeda. Ir atrodo, greičiau baigtųsi sezonas, viską meščiau ir silsėčiau, praeina tą savaitę. Viskas kažkaip atsigauni, dar kokie gal kelios dienos ir vėl norisi, nes aš nemoku būti be darbo, aš net nežinau kaip pasakyti. Taip, aš turiu kaip ir viską, ko man reikia gyvenime, turiu sodybą, turiu miške namą, turiu šuniukų, kačiukų ir žmoną ir anūkus 5 ir atrodo viską, bet jeigu galima taip sakyti, nes turbūt niekada nėra pakankamai pinigų, nes, aš manau truputėlį kitaip, nes pinigų yra pakankamai, yra tik tai vertybės, kurių tu sieki, jeigu kažkokius ten super tikslus nori malūnsparnio, Lamborghini, dar visokių velnių, ten laivų, tai tada aišku, tų pinigų visada tau trūks. Čia yra tik tai vertybės, kurių tu laikaisi, tai kaip ir man pragyvenimui tų, kaip sakau, kapeikų kaip ir užtenka, bet man neužtenka tik tai valgyti, miegoti, ir žiūrėti televizorių, aš nežinau dar ką daryti. Tai man tas darbas yra, gyvenimo būdas. O jūsų kaip trenerio tikslas yra koks? Turit kažkokią prasmę, tikslą? Taip, aš turėjau kaip ir visada gyvenime, tarnavau dar būdamas 20-metis tarybinėje armijoje, Sovietų armijoje. Tyliai turėjau tokį, kur atrodė iš vis beviltišką situaciją, nes buvau atleistas iš instituto, paimtas į armiją ir atrodė beviltišką situaciją ir pagalvojau, tada vyko, kai tik 80 metų Maskvos olimpinės žaidynės ir aš ten mačiau vieną iš kandidatų Chomičių, Jovaišą, su tais, kuriais krepšininkais aš treniravausi ir tada pagalvojau, kodėl aš, būdamas 20-metis, kaip tuo metu mane vadino vienas iš geriausių Lietuvos talentų, dabar plaunu tualetus, o jie ruošiasi olimpinėm varžybom. Tas mane užmotyvavo ir aš tada kažkaip atsimenu vakare atsiguliau ir taip pergalvojau ir galvoju, ne blemba, aš turiu būti ten. Ir mano toks slaptas tikslas, nes jeigu nori, kad tikslai įsipildytų, tu jų negali viešinti, nes, kaip sakė, pinigai, meilė, tikslai nemėgsta viešumos. Aš toks pagalvojau, blemba, nes žiūrėdamas olimpiadą pamačiau, kaip apdovanoja olimpinius čempionus, kitų sporto šakų. Ir aš toks pagalvojau, Žemėje gyvena 7 milijardai žmonių. Ir šitas žmogus yra pirmas iš 7 milijardų. Tai yra kažkoks neįsivaizduojamas pasiekimas. Tas mane tyliai motyvavo ir aš galvoju, blemba, reikia
norėčiau būti toksai. Kaip apibūdintumėt, kaip atrodė sunkiausia jūsų trenerio diena? Vat sunkiausias trenerio karjeros momentas? Na, visokių yra, sakyčiau. Aš net neatsimenu, kada buvo lengviausia trenerio diena. Apie sunkiausią, tai ten aplamai nėra ką kalbėti. Tų dienų tokių blogų yra daug ir man dažniausiai tos blogos dienos yra po pralaimėtų varžybų. Dar kaip yra vienas geras ir garsus ir mano buvęs treneris Vladas Garastas pasakęs, viskas aišku, kai pralaimi 20 taškų. Buvai paprasčiausia blogesnis, lėtesnis ar netai pasiruošęs, bet kada pralaimi rungtynės 1 tašku, bet tada tau kyla 100 klausimų, kodėl, ką reikėjo ne taip, ką kitaip. Taip, kad tų tokių gerų dienų mažai trenerio darbe, nes galgi net esmė yra tame, kad jeigu tu pasieki pergalę, nes yra pasakęs dar vienas mano garsus treneris ir mano mokytojas, tai Aleksandras Gomelskis, kada mes laimėjom olimpinės varžybas Seule ir aišku, susirinkę kambarį bandėm atšvęsti. Ir kitą dieną jis atėjo į kambarį ir mes ten turėjom kažkiek išgerti šampano. Dar, aišku, olimpiniai čempionai, ne kiekvieną dieną tas įvyksta. Ir jisai pasakė paprasčiausia, vyrai, baigiam tuos visus reikalus, kad jūs olimpiniai čempionai tapot vakar, šiandieną tai yra istorija, mes turim žiūrėti į priekį. Taip, kad tie geri dalykai, jie greitai užsimiršta ir blogi dalykai, jie išlieka turbūt visam gyvenimui. Taip, kad trenerio darbe gerų dalykų nebūna. Dažniausiai būna nusivylimai, bet kai vienas iš trenerių yra pasakęs, trenerio darbas yra labai geras ir neblogai apmokamas, kol nebūna varžybų. Pasiruošimų laikotarpiu viskas kaip ir gerai. Bet kai prasideda varžybos, prasideda bėdos. Bet treneri, aš klausau, čia kažkoks, čia kančios sportas gaunasi. Viskas, ką aš girdžiu, yra maždaug kentėjimas, sunkus atsistojimai nuo to, nemigos visokios, o kur tas džiaugsmo aukso viduriukas yra, iš kur jis ateina? Kas motyvuoja perėti visą tą kančią? Na, tai turbūt to tikslo siekimas. Nes jeigu mes grįžtume apie, kas yra laimė, ne? Tai aš vėlgi galiu ant save pasakyti, nes nuo armijos laikų, kaip minėjau, galvojau apie olimpinį auksą ir jį teko laimėti, teko man. Ir tada aš pamenu, po rungtynių grįžau, atsiguliau kambarį Seule ten ir su Chomičiu Valdu mes vienam kambarį gyvenom ir tada aš sakau, po tos sėkmės ateina tokia praraja. Ir kokie 2 dienas aš tada atsimenu Seule, aš galvoju, nu kas toliau? Kas toliau? Gerai, dar yra vienas žingsnis, kaip dabar mūsų jaunuoliai turi šansą, reiškia, po gerų pasirodymų kai kuriuose varžybose ir ne tik, jie gali gauti šansą papulti į NBA, dar į aukštesnį lygį, ne? Tuo metu mes neturėjom tokio šansų. Mes pasiekėm tas lubas, ką leidom tada ir tą politinę sistemą, nes negalėdavom važiuoti žaisti į užsienį. Ir vėl leidėsi žemyn. Tai jeigu apibūdinčiau, kas yra laimė, tai yra tikslo siekimas. O pasiektas tikslas tave priveda prie tokio, kaip sakyti, nusivylimo, nes jeigu aiškiau paaiškiai, tai, sakykime, graikų dievai sugalvojo olimpinės varžybas. Jie sugalvojo Olimpo kalną, jie sugalvojo užkurti olimpinę ugnį. Jie užkūrė ir tos emocijos viso pasaulio, kurie dalyvauja olimpiadoje, labai pakyla į viršų. Olimpiados atidarimas, smagu, šypsenos veiduose, tas tikėjimas, tikslo siekimas, tie medaliai. Kaip Arvydas yra pasakęs, kai olimpiadoje, sako, pažiūrėk, kiek atvažiavo žmonių. Mes valgėme tokioj valgykloje, kur talpinam, matyti valgyklą tokio dydžio kaip futbolo stadionas. Ir talpina, gal 10 000 žmonių vienu metu. Ir sako, pažiūrėk, kiek žmonių ir visi atvažiavo to vieno medalio. Kaip dalinsimės?
Na, mums pavyko pasidalinti. Tai jeigu grįžtant prie to, kad tavos olimpinės varžybos dievų sugalvotos emocijom pakelti ir dievai sugalvojo, kaip tas emocijas užkelti. Tai vėlgi grįžtant prie to, ką kalbėjau prieš tai, kad laimė, motyvacija ir džiaugsmas yra tikslo siekimas. Paskui ateina praraja. Bet vėlgi priklauso nuo kiekvieno žmogaus, kokia filosofija tu vadovaujasi. Vėl statai savo gyvenime tikslus, vėl keliesi ir vėl lipi į tą kalną. Jeigu pamena tokį Jono Biliūno kūrinį Laimės žiburys. Kadangi žmonės vargo senais laikais ir atsirado Laimės žiburys, ant viršaus buvo degė žvaigždė, laimės žvaigždė. Bet buvo, reiškia, toks uždavinys, kas pasieks tą žvaigždę, visiems žmonėms taps gerai. Bet jeigu tu paslysi ir nusiversi tas kalnas status, tada tu versti į akmenį. Ir visi žmonės lipo, virto akmenais, kad tą žvaigždę pasiekti, nes kalnas buvo labai status, didelis. Tas ir yra turbūt Jono Biliūno kalnas Anykščiuose, kur tas imituoja tą jo veikalą. Ir krisdavo akmenais, bet visi ėjo tą tikslą, kad padaryti visiems gerai. Tai vėl grįžtų prie to, kad laimė yra tikslo siekimas. Pasiekus tikslą jau yra nusivylimas kai kada, arba, kaip Komelskis pasakė, tą, ką pasiekėt vakar, jau istorija. Reikia žiūrėti į priekį.